Druskininkietis Vytautas Dabrukas medžio dirbinių skulptūras kuria daugiau kaip 30 metų. Sakosi, kad medžio drožėjo likimas jam buvo seniai apspręstas, nes giminėje nemažai dailininkų, o tėvas žinomas Dzūkijoje medžio meistras. Buvo iš ko pasimokyti, su kuo pasitarti. Nuo vaikystės susidomėjau medžio drožybą, kadangi mano senelis Antanas Busila pats pradėjo drožinėti tokius man matant vaikui. Ir aš pradėjau kažkur tai domėtis to dalykų. Po to su tėvu pradėjom drožti, galima sakyti kartu, nes buvo aš vaikas, o jis jau menininkas apipavidalintojas buvo. Ir kartu kažkur tai pradėjom tą medį graužti. Graužtą? Taip. Kokie pirmieji darbeliai gal prisimenat? Prisimenu ten, reiškia, tie pirmieji darbeliai, tai būdavo faktiškai dekoracijų pjaustymas. Tai amžinatilsį mamos pusbrolis Jonas, jisai kaip ir parodė, kaip tai galima padaryti ir pradėjom drožinėti nuo to. Tai ar kokius angeliukus, ar velniukus? Tai buvo paprasčiausiai tokie dekoratyviniai tokie elementai, išpjaustyti ant lentutės, kurie buvo galima pritaikyti dėžučių gamybai, galima buvo pakabinti paprasčiausiai ornamentiką ant sienos ir kažkur tai papuošdavo interjerą. Bet tai paskui jums buvo labai lengva pasirinkti profesiją, kadangi tėvas dailininkas, tautodailininkas, tai turbūt jo pėdomis ir ėjo. Tai profesiją pasirinkti nesunku buvo, nes, kaip sako, genai. Motina dėstė piešimą, tėvas buvo menininkas nuo pat prigimimo, galima sakyti, nes jo profesija tokia ir šiek tiek dar dirbo kultūros darbuotojo, bet po to dailininkų apipavidalintojo. Tai ir man teko jau, kur aš dingsiu. Tai kur mokėtės? Mokėčiau Šiaulių pedagoginiam ir, reiškia, piešimas, braižyba darbai, tai faktiškai tokius kaip ir profesionalius dailininkus mus ruošia, plus pedagogus. Kad visi čia rinkosi tapybą, rinkosi gal piešimą, tapybą daugiau, tai yra lengviau, prieinamiau ir man jau nebuvo vietos, ką daryti. Tai pasirinkau drožybą. Beveik kiekvienas Vytauto Dabruko išskobtas meno kūrinys alsuoja lietuviška dvasia. Kas bebūtų, ar mitologinė būtybė, ar rūpintojėlis, ar istorinė asmenybė. Dailininko medžio skulptūrose švelnus lirizmas persmelktas patriotizmu. Plačiai po Lietuvą pasklidę Vytauto Dabruko drožiniai, tačiau nemažai jų sukurta ir gimtiesiems druskininkams. Kur druskininkuose yra jūsų darbų? Tai čia pilna druskininkuose, ne tik druskininkuose, aš nežinau, kur daugiau ar ko gero po visą Lietuvą yra mano darbų, bet aš tai vertinu savo tą darbą Florijonas, kuris yra Giriasainės 89 metais padarytas, tai metai labai tokie žymus, jau reiškia nepriklausomybė čia visa kita ir per radiją tada vis kalbėdavo, kad čia jau skelbsim nepriklausomybę, o mes drožim ten. Tai va tas darbas ir gerai pavykęs laikau, nes Kuzma, atsimenu, įvertino, kad jis, sako, neblogas darbas. Didelis darbas. Paskiau kryžius yra, čia va druskininkuose prie Melničėlės. Po to yra gana, laikau toks, nu kaip aš jau čia laikau savo darbų lygmenį. Tai laikau, kad neblogas darbas yra prie Ežerėlio, tas Druskonis. Po to kiti darbai ten tokie gal mažiau pavykę, bet gal ir kažkiek pavykę. Tai yra prie Švendubrės, va ten stovi viena skulptūra, kartu su visais daryta menininkais kartu, dar taip pat prie Latažerio. Aišku, aš norėčiau rinktis tokią daugiau patriotinę tematiką, tai kadangi rūpintojėlį galiu išdrožti ir lovai miegodamas, gulėdamas. Punskiečiai patriotai tai daug pridrožiau visokių tokių kryžių, rūpintojėlių, nes tas Vaičiulis pažįstamas Punsko seniūno sekretorius, tai tenka aukotis, nu ką darysi, patriotams reikia drožti. Medžio drožėjas yra sukūręs ir ąžuolinę Vytauto Didžiojo skulptūrą. Ją užsakė vienas privatus asmuo, tačiau skulptūra dabar džiugina visą Ratnyčios bendruomenę. Ne vienas čia užsuko pasigrožėti didingų Vytauto Didžiojo statu.
Ąžuolas įkvėpė prasmingiams darbams, prasitarė drožėjas. Šiam tvirtam, amžių paženklintam medžiui jis atiduoda pirmenybę, nors dirba ir su kitokia mediena. Žiemą liepa, kadangi daugiau lendi į patalpas, ten viduj, šilta, kad būtų ir kad nedidelis ten darbelis koks. O vasarą tai jau ąžuolas. Ąžuolas jau yra, jau ąžuolas tai kaip dainoj, turi jį drožt gražų, tvarkingai, kad gražiai išeitų ten viskas ir taip toliau. Ar yra skirtumas tarp komercinės ir meninės drožybos? Kaip ir Antanas Česnulis. Aš galiu kaip ir pavyzdį pasakyti. Jis tą komerciją irgi iš kitos pusės tą medį dailylentes daro viską, bet pagrindinė jo dūšia ir širdis tai yra menai, o menas didelės, kaip sako, to komercinio dalyko vis tiek dauguma tai yra, nežiūri į tą komerciją, bet žiūri į sielą, žiūri į savo potraukį tam menui. Tai gal tas žodis komercinis, nežinau, ar čia menininkui jis labai taikytinas tas komercinis. Vytautui Dabrukui patinka sukaltus skrosti kieto medžio rieves ir stebėti, kaip medis įgauna kitokią formą. Tačiau svarbiausia, kad formoje atsispindėtų turinys. Tai, ką meistras nori pasakyti, perteikti savo sielos dalelę. Jei pavyksta, kūrinys pradeda gyventi savo gyvenimą ir po daugelio metų nepraranda to sielos virpėjimo. Tie darbai Mielesniko, jie yra arčiau. Aš visą laiką pravažiuoju, matau tos druskininkuose darbus. Aš tikrai dėkingas valdžiai, kad nenugrūda tų darbų kažkur tai užkampį, bet malonu, kad jie yra druskininkuose, tai jie man kažkaip ir mielesni tie darbai, kurie yra arčiau. O šiaip, sakau, aš gal tas darbas, tas Florijonas, aš nesakau, kad jis geriau pavykęs negu mano kiti darbai, bet sakysim, jisai 89 metais padarytas, tai jis man malonus. Arba, sakysim, man ten rūpi ne komerciniai dalykai, bet tokia aplinka, kaip ir mano tėvui, kaip ir mano kaip sakyti, motinai ir iš vis mūsų šeimai, kada tas darbas ne pinigais vertinamas, bet paprasčiausiai žmonės džiugina. Tai tokie darbai ir glosto. Vytautas Dabrukas savo drožiniais yra nustebinęs ir švedus. Jo išdrožtas vikingas eksponuojamas muziejuje Švedijoje. Aš nesitikėjau, kad švedai kažkaip tai labiau negu lietuviai mėgsta medį, ar kaip čia pasakyti. Suvyniojęs nuvežiau tokį vikingą ir jie tą vikingą įdėjo į muziejų Skanijos. Tai yra didelis muziejus ten pagarboj, tokiam sarkofage, tai aš jaučiuosi patenkintas. Tai nudrožė vikingą ten 1,5 metrų, 2, tai įsimetė į tą mašiną ir linguodami įsivežė taip 3 vikingus, 3 švedai. Dabar medžio skulptoriui Vytautui Dabrukui ramybės neduoda dar viena idėja. Jis mąsto apie paminklą savo protėviams prūsams. Tai dabar tokia fiks idėja. Čia, aišku, juokiasi iš manęs žmona ir tėvas, sako, koks aš prūsas, bet iš tikrųjų tai mano amžinatelis, reiškia, dėdė amerikonas, numiręs, išaiškino, kad prūsiška, reiškia, pavardė, Dabrukas, reiškia, bebrukas, kuris graužia medį, tai čia ir lietuviškai galima būtų išversti, tai noriu tam bebrukui arba Dabrukui, prūsui, savo proseneliui svajoju išdrožti jam paminklą kokių 4 metrų, gal tokį, kaip išdrožti, tai bus matyti, ką aš ten sugalvojau, bet noriu ant jo žemės, ant savo prosenelio žemės, kurioje jis augo, gyveno, simbolinį tokį, reiškia, atskaitos tašką, nuo kurio, sakysim, ir aš prasidėjau, noriu tokį tašką jo garbei paminklą padaryti.